Grafiko fiksavimas yra naudingas tuomet, kai įvykdę pokyčius grafike, norite grįžti į ankstesnę darbo grafiko būseną. Visų pirma, sudarykite grafiką, kad jį galėtumėte užfiksuoti. Pamainos, kurios yra redagavimo būsenoje, yra apvestos punktyrinė linija. Darbuotojo kortelėje atverkite papildomus veiksmus, tuomet iš veiksmų sąrašo pasirinkite fiksuoti pamainas. Užfiksuoti vieną pamainą galite paspaudę ant pamainos, tuomet atsivėrusioje papildomoje pamainos skiltyje paspauskite fiksuoti pamainą. Atverkite skiltį fiksuoti. Stulpelėje informaciją galite pasižiūrėti, kiek pamainų buvo redaguota, ištrinta ir kiek iš jų nepaskelbta. Stulpelėje fiksavimas paspaudę mygtuką fiksuoti grafiką ir patvirtinę paspausdami taip, grafikas bus užfiksuotas. Užfiksuotos pamainos atvaizduojamos su balta varnele, punktyrinė linija pašalinama. Pakeitę grafiką, pavyzdžiui, perkelę pamainą kitam darbuotojui arba pamainą ištrynę, turite galimybę atstatyti grafiką į paskutinę užfiksuotą būseną. Skiltyje fiksuoti paspauskite mygtuką atstatyti grafiką. Jeigu norite išsiaiškinti, kurios pamainos yra paredaguotos nuo paskutinio grafiko užfiksavimo, atvėrę skiltį filtras, parinkite parametrą pamainų filtravimas. Išskleiskite skiltį būseną ir pasirinkite neužfiksuotos pamainos. Filtro pagalba galite pamatyti, kurios pamainos buvo redaguotos po grafiko fiksavimo.